Reikalauja, kad meras išvis nusišalintų nuo stadiono klausimų. Šiandien mes kaip opozicija kreipsimės į atitinkamas institucijas su reikalavimu, kad Valdas Benkunskas pasitrauktų iš tarpžinybinės darbo grupės vadovo posto. Esą projekte kyšo ir partiniai konservatorių interesai. Valdo Benkunsko partijos lyderio pono Landsbergio šeima taip pat turi sutartį su Baltkepu, kurios vertė yra apie 11 milijonų eurų ir Baltkepas yra investavęs į partijos pirmininko šeimos verslą. Pats Baltkep patvirtina, kad dėl skandalo sunkiai sekasi surasti, kas paskolintų pinigų statyboms. Anot finansų ekspertų, milžiniška žala padaryta ne tik Baltkep reputacijai. Tai mano akimis tai yra tragedija bendrai rizikos ir privataus kapitalo industrijai, kuri iš tikrųjų kūrėsi Lietuvoje pamažu ir matyt, tik tais per pastarąjį dešimtmetį, sakyčiau, kad įgijo tą institucinių investuotojų pasitikėjimą. Lietuvos bankas sako, smūgis viso Baltijos regiono reputacijai. Manau, kad šitas įvykis tikrai atsilieps neigiamai visam finansų sektoriui ir reputacijai, labiausiai aišku pačiam Baltkepui, bet ir regionui, tai be abejo, kad yra padaryta reputacinė žala. Baltkep prižiūrinti Estijos finansų inspekcija nurodė, kad Baltkep pinigai galėjo būti pralošinėjami 6 metus. Keliami klausimai, kaip niekas nepastebėjo. Dabar taisyklės peržiūrimos, bet anot Lietuvos banko visiškai išvengti panašių atvejų neįmanoma. Čia yra finansų rinkos rizikos, ne? Bankrotai, vagystės, tai finansų rinkoje tas laiks nuo laiko dėja įvyksta. Aiškėja, kad Stepukonio lošimai jau prieš kurį laiką buvo atkreipę tarnybų dėmesį. Olympic Casino Group Baltija vadovas teigia, kad bankas, mokesčių inspekcija, teisėsauga buvo prašę duomenų. Kada ir kodėl tyrimas nepradėtas anksčiau, nekomentuoja nei finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, nei jokia kita Lietuvos institucija, esą nenorima pakenkti tyrimui. Nekomentuojama ir dėl Stepukonio, ar jis apklaustas, ar apskritai pavyko surasti, nes opozicijos žiniomis šiuo metu jis gali kariauti Ukrainoje. O savivaldybėje vis nauja informacija, kad Stepukonis svetimais milijonais galėjo lošti ne vienas ir kad tai net galėjo būti užfiksuota kazino vaizdo kameromis. Aš labai norėčiau sužinoti, ar prie to stalo nebuvo savivaldybės atstovų, ar nebuvo prie to stalo atstovų, kurie konsultavo savivaldybę dėl daugiafunkcinio nacionalinio stadiono projekto ir to pačio Baltkepo kitų partnerių. Skandalui vis gilėjant, valdžioje optimizmas dėl stadiono neprarandamas. Šiandien ir švietimo ministras sakė, neturintis informacijos, kad projektas vėluos. Štai toks stadionas pagal sutartį jau turi būti baigtas kitais metais. Gedas Salyga, Andrius